Rugpjūčio 20. Taigi, ką nepažindami garbinate, tą aš jums skelbiu. Apaštalų darbai 17 skyrius 23 eilutė. Apaštalo elgesio būdas yra vertas dėmesio ir sektinas. Visi išmintingi žmonės nepasitikė naujovėm ir linkę sakyti, kad viskas, kas vertinga, yra jau nuo seniai. Mes, kaip ir apaštalas, turime padaryti viską, kad galėtume parodyti, jog tikroji evangelija nėra naujoji, bet senoji teologija. Kad ji nėra nauja, bet sena evangelija paskelbta Abraomui ir ta, kuris skelbta paties viešpaties Jėzaus ir visų jo apaštalų. Įrodydami, kad šiandien vyraujančios klaidos kilo tamsiaisiais viduramžiais, turime kartu parodyti ir tai, kad mes nekuriame naujos teorijos tokios pat klaidingos, bet kad atsikratėme tamsiųjų viduramžių klaidų ir grįžome prie pirmųjų evangelijos principų ir nuostatų bei nurodymų, kaip paskelbė viešpats ir jo įgalioti atstovai apaštalai. Nedaug yra dalykų, duodančių didesnių rezultatų Dievo tarnams kaip taktiškumas. Kai kas gali būti labai talentingas, bet jeigu neturės takto, jo daroma gera įtaka bus silpna. Tačiau žmogus taktiškas, nors turi nedaug gabumų, pasiekia geresnių rezultatų nei žmonės be takto, nors jie ir turėtų didelių gabumų. Paulius yra pavyzdys sujungiant didelį taktą su dideliais sugebėjimais, todėl pasiekia geriausių rezultatų. Su atėniečiais jis elgėsi taktiškai ir panaudodamas visus sugebėjimus. Jeigu jis nebūtų taktiškas ir turėtų vien tik talentą, nebūtų pasiekęs jokių rezultatų, bet priešingai iškart būtų nuteistas mirčiai pagal jų įstatymą, kuris reikalavo mirties esant toms aplinkybėms. Pasielgsime gerai, jei panašiai kaip ir jis, panaudosime mūsų talentus, o dar geriau, kai panaudosime taktiškumą, tačiau geriausiai pasielgsime panaudodami talentus ir taktiškumą, nes tokiu būdu pasieksime geriausių rezultatų. Klausimai: ar šią savaitę skelbdamas tiesą buvau taktiškas? Kodėl, kokios buvo aplinkybės? Kas man padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Taigi, ką nepažindami garbinate, tą aš jums skelbiu. Apaštalų darbai 17 skyrius 23 eilutė.